Gerą dienelę, draugai. Sveikinu visus praėjusiam šventėm. Šiandien 24, gruodžio 24 vakar, taip ir niekur neišvariau. Tai važiuoju šiandien kūčių stalo ieškoti. Tai galvoju, trumpai dar papasakosiu labai, kas čia per vakar įvyko. Tai šiaip nieko neįvyko, labai daug dirbau. Kas dar? Tai vis tik nusprendžiau, apsišoviau su bilietais. Pasirodo, kad aš išvykstu 27, ne 25, kaip įsivaizdavau, o namus išsinuomavo šitus iki 25. Tai čia tas valytojas, kur būna iš Bangladešo, jis rytais ateina, sutvarko lovas ir išeina. Aš jo paklausiau, ar galiu dar porai dienų pasilikti. Tai sakė, jis man parašė žinutę, bet jis neparašė, o kitą dieną atėjo. Sako, tai jo gali, bet daug brangiau, bet brangiau bus, kadangi čia kalėdos, tralelė, sako, 2 dienas 5 eurų. Aš tokia, 5 eurų, sakau, nu gerai, ačiū, susirasiu kažką tikrai pigiau. Atsidarau bookingą, žiūriu, tas pats kambarys, tas pats butas, ta pati kaina 20 eurų, kaip ir prieš tai bookinau už 2 dienas. Tai aš pasiėmiau per bookingą, o jisai norėjo tiesiog 5 eurų kešų ir savo tiesiai į kišenę. Šiandien išėjo dar tokia irgi iš Indijos mergina, moteris gal. Tai irgi norėjo porai dienų, o porai valandų pasilikti bagažą, nes jai šiek tiek atidėjo skrydį. Parašė tam pačiam bičiukui, šovė vėl 5 eurų. Sako, 5 eurų už tai, kad pasilikti bagažą ilgiau. Jis biški kosmose kažkokiam plaukioja. Tai jo, labai reikia čia žiūrėti. Bando kartais pasinaudoti net ir šventėmis. Jie čia net nešvenčia iš tikrųjų tų kalėdų. Pasižiūrėsim, kas gatvėse vyksta, bet jo, bus matyt. Viso nebekvaršinu galvos. Bandau šiek tiek veidą susitvarkyti, nes niekur ilgai nebuvau išėjus, tai tokia pavargus. Viskas, susimatysim mieste. Tai kelionė truks apie pusę valandos. Važiuosiu iki Hang Tuo. Realiai tik tai 5 stotelės, reikia nusipirkti bilietuką. Pasiruošiau šaibų. Ir nežinau, kas čia atsitiko, bet nuo šitos vietos neįsirašė garsas, tai įgarsinsiu. Žodžiu, transportas čia tikrai pigus, už bilietą sumokėjau viso labo tik tai 1,90 ringitų, tai yra apie 40 euro centų. Ir gauni plasmasinį žetonėlį vietoj bilieto, kas yra visai smart mano nuomonė, nes panaudojamas daug kartų. Ir į ten pat gavau grąžą. Šiaip nesitikėjau, kad duoda grąžos, bet jo, davė. O susigaudyti irgi yra paprasta, visada reikia žiūrėti, kuria kryptimi važiuojat šiuo atveju Putra Heights. Tai ten ir varom. Šiaip transporto atžvilgių Kuala Lumpur turi stebėtinai gerą bėgių sistemą. Toks jausmas, kad jie turi pasistatę futuristinį metro miestą. Ir mano rekomendacija, ypač solo keliautojams, būtų nešvaistyti pinigų ant Grab ar taksi, o rinktis bėgių transportą. Visų pirma dėl to, nes dauguma bėgių yra virš žemės ir pravažiuojant grožiesi nepaprastai gražiais vaizdais. Čia jų transportas yra skirstomas taip. Jie turi MRT, tai yra Mass Rapid Transit. Tai sakyčiau yra moderniausias jų tinklas, naujas, blizgantis beveik kaip Singapūras Light. Jisai yra labai švarus, jisai turi AC, yra greitas ir daug stočių po žeme, todėl yra mažiau kamščių. Keli minusai, jisai vis dar neapima viso miesto ir iki stoties kartais reikia paeiti. Tada jie turi LRT, Light Rail Transit, jisai yra greičiausias ir ko gero patogiausias maršrutas per centrą, su juo dabar ir važiuoju, dažni reisai ir vaizdai per langą, miestas iš viršaus. Piko metu gali būti sausakimša, nes jis yra pigus ir kai kurios stotis pavargusios ir šiek tiek lėtesnis už MRT. Tada turi monoreilą, tai yra kaip žaislinis traukinukas ant vieno bėgio, važiuoja tiesiai virš gatvių, pravažiuoja per turistinės vietas, tokias kaip Bukit Bintang, Chaukit, gražus vaizdai ir šiaip smagus experiences, bet mažesni vagonai, šiek tiek lėtesnis ir mažiau stočių. Taip pat turi Klia Express, jisai važiuoja iš oro uosto ir šitas yra pasirinkimas pats brangiausias, bet patogus su lagaminais, komfortiška ir turi tik vieną stotelę mieste – KL Central. Žiauriai bičias žiūrėjo visą kelionę į mane.
Šita zona tik tai moteriam. Žiūri prikolnai iš tikrųjų. Norėjau lipti, bet su tokia žmonių minia nesibrausiu. Grąžinu savo monetą. Dabar 15 minučių dar eiti reikės. Tai šiek tiek miesto pamatysiu. O galvoju, kad dar Petronas pastatus aplankysiu. Praeitą kartą lankiau, bet buvo dienos metas, o naktį viskas visai kitaip atrodo. Wow. Pas juos Moskos mečetės, tai belenkokio grožio iš tikrųjų irgi. Gerai, į trečią pusę žingsniuojam. Geras, čia nesuprantu, kaip stotelė lyg ir atrodo. Ten staliukas stovi. Čilina chebrytė. Jėga. Matau, kad čia bizakas. Tai lyg ir artėju prie mūsų night marketo. Policija. Šiaip tikrai galiu pasakyti, kad saugiai jaučiuosi. Nebuvo nei vienos vietos, kur galvočiau, o vau, čia nesaugu ar kažką. Ir labai keista, bet labai švaru. Keista, nes turiu omeny, kad milijoniniuose miestuose bet kokiu atveju yra daug šiukšlių, žmonės mėto, bet čia kažkaip visai kita kultūra. Tikrai visos gatvės švarios. Kitas dalykas, pastebėjau, kad nors ir musulmonų šalis, bet moteris, ne visos aišku, bet su sijonais iki kelių, virš kelių, šortukai ir visi labai kultūringi. Ir šiek tiek domėjausi apie Malaiziją, tai jo, jinai musulmonų šalis, bet jinai yra labai gerbinti žmonių pasirinkimą, kitas religijas, jie yra labai open-minded, kaip sakant. Tai žiauriai kieta. Iš tikrųjų galvoju, kad būtų smagu gal čia ilgesniam laikui pabūti. Tai galvoju gal kitais metais pasidaryti metų tripą. Mėnesį laiko pabūti Malaizijai, mėnesį laiko pabūti Vietname, mėnesį laiko pabūti dar kažkur Azijoj, gal iki Pietų Amerikos palėkti. Sukas pas mane generuojasi idėjas vis kiekvieną dieną. Jo, matau priekį jau prasideda turgelis.
Šitas yra Tailande, žiauriai geras, labai pigus ledai, labai skanus ledais. Mačio skonio ten buvo kartu su vanilė. Belenkai pigiai sumokėjau, gal 5 centų. Šiš kebabai. Thank you. Albi. Stinky tofu. Dar tokio nesumačiau. Tarp kitko, irgi kiek skaičiau ir kiek dabar vlogų apie Malaiziją žiūrėjau kitų keliautojų, tai labai, jeigu kur pirkti, tai tik Malaizijoje pirkti durianus. Pati populiariausia visoje Azijoje šalis ir kurie yra tiesiog pakvaišę dėl durianų. Tai realiai pastebėjau, kad visur, kur eini, visur durianai. Galvojau paprikolinti su 12 patiekalų, bet neprikolinsiu, nes šiaip labai karšta. Labai karšta. Vėl prakaituoja visi. Šitas turgus dirba iki 12 valandos, tai turiu dar nemažai laiko. Tik turiu vieną bėdelę, kamerą išsikrauna. Nežinau, vėl lopę nepasikroviau. Mažai filmavau šiom dienom. Čia kaip pas mus šarno pėda. Tai kažkas panašaus. Stoviu kaip eilutėj. Kainos šiaip įvairios. Mačiau, pavyzdžiui, tie kukurūzai, kur buvo su sviestu, tai kainavo 1,70 € dėžutę. Su sūriu apie 2 eurus. Ir šiaip svyruoja nuo 2 eurų, sakyčiau, iki, nežinau, ko gero, kad visokių gali rasti.
Delicious duckneck. Ančių kapliukai ir kojytės. Nu ką, viskas į pabaigą. Tai beliko tik išsirinkti, ką valgysiu, o pasirinkimas tai tikrai didelis neįsivaizduoju. Šiaip nesu baisiai alkana, nes kai sergu, tai tokio apetito nėra, bet kažką reikia įsimesti. Dar kitą dalyką, ką įdomu, mačiau, tai korėjietiškus ledus su ten tokie zefyriniai ledai. Gal pabandyti reikia. Na, o mano kūčių vakarienė šiais metais visai nekūčiška, pasirodė belenkaip skanu, tai pasiėmiau beef raugamo. Iš tiesų tai yra kiniškas gatvės maistas, jautienos sumuštinis arba dar jį vadina burgeriu. Tai traški aliejuje kepta duona, kurioje yra daug sultingos jautienos su daug prieskonių ir žolelių. Ir labai atsiprašau už mirgėjimą, bet kažkokius netinkamus nustatymus buvo pasirinkusi savo kamerą. Hi. Yeah, one beef raujamo. Yeah, no problem. Yeah, no spicy. Thank you so much. Arabian. Sorry, Nyoro, ah? Nyoro. Hello. Beef raujamo. Raujamo. Yes. Spicy or no? Tik jobra, kai čia afigiena atrodo. Man nedzin, kad riebaluose kepta. Žiauriai gerai. Žiauriai karšta chebra, eina sau. Belenkoks čia veiksmas vyksta. Nu ką, ragaujam. Su šventėm. Labai daug kalendros. Bet labai pakankamai šviežia, nes šiaip kaip matėte tikrai daug žalumynų. Nice. Ir spicy. Čia tik tiek, aš galvojau, čia dar kažkas bus. Tai okei, ledai viduje, aplinkui marshmallow. Manau, kad reikia išbandyti. Belenkaip karšta chebra, belenkaip. Ta prasme, niekaip negalėjau kitaip susisukau plaukus. Nusipirkau tiesiog pabandyti, nes... Ką žinau, labai nepatogu valgyti, galiu pasakyti. Bet skanu šiaip, nu tipo. Ką žinau, skanu. Tai galvojau, kad daugiau patirpinčiau. Ojei, kažkas negerai. Žodžiu, čia tik išėjau. Eisiu dabar iki vienos vietos pasivaikščiau. Oho, kiek žiūrkių. O, blemba, čia pamatytų. Wow. Realiai šita gatvelė eina paraleliai su street food. Street food gatvė vadinasi Jalan Alor ir jinai yra Bukit Bintang rajone.
Tai labai iš tikrųjų didžiulis skirtumas, kas yra turistiniai gatvė ir tai, kas yra vos gatvelė už jos. Ir kaip ir minėjau, tikrai Kuala Lumpur pasirodė labai švarus miestas ir bent jau tose viešose turistinėse vietose nėra šiukšlių, bet užtenka paeiti kažkur atokiau ir va. Stovi prie Kuala Lumpur televizijos bokšto. Varau iki namų. Žmogelis miega. Jo. Šiaip labai daug benamių nemačiau, bet pasitaiko. Vienas kitas tikrai matosi. Bet sąlyginai dar tikrai nedaug. Keliauju pėstute iki namų. Valandėlę keliu. Einant namo sugalvojau praeiti pro Petronas Towers, nes naktį prie jų dar nesu buvusi. Tai mieste kūčių vakarą tikrai žmonių nemažai, daug turistų, žmonės šventiškos ir geros nuotaikos, o aš pirmą kartą per šventes viena, kažkur toli nuo namų. Eidė savo eglutę visai graži šiais metais. Ir puoš nereikėjo. Vėliau dar sugalvojau praeiti pro Saloma Link. Realiai tai yra pėsčiųjų ir dviračių tiltas, jungiantis Kampung Baru rajoną su Petronas Towers. Nustebau, bet šią dieną apšviestas jis nebuvo, nes įprastai jis atrodo labai futuristiškai, kaip koks tiltas iš ateities. Ir nuo jo tikrai atsiveria nuostabus skyline vaizdas. Tai vaizdas, kai matosi visi dangoraižiai ir jų nedengia jokie kiti pastatai. Viskas, draugai, čiau. Sekit mane, prenumeruokit. Iki rytojaus.